Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Akademija, prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto Vytauto didžiojo universitete dekanas Benas Ulevičius. Katalikų teologijos fakultetas visuomet didžiuojasi galėdamas pakviesti įvairius mokslininkus ir įdomius paskaitininkus iš įvairių užsienio universitetų į fakultetą, supažindinti studentus ir taip pat praplėsti ir dėstytojų akademinį nuotykį ir akiratį tais tokiais tikrai ypatingais ir įdomiais susitikimais su skirtingų sričių mokslininkais. Šį ketvirtadienį fakultete taip pat vyks labai ypatingo svečio paskaita. Profesorius daktaras Peteris Williamsonas iš Jungtinių Amerikos valstijų skaitys paskaitą Turime katekizmą, kam reikalinga Biblija. Paskaita bus skirta klausimui, katalikam Biblija reikalinga ir kokia galėtų būti biblinė katechezė katalikų bažnyčioje. Man labai gera pristatyti šį paskaitininką, nes jis nėra vien profesorius ir Biblijos mokslų daktaras, bet taip pat ypatingai susijęs ir su Lietuva. Jis dalyvavo pačiame Lietuvos katalikų bažnyčios sužydėjime 90-ųjų metų pradžioje. Ne vienas pasaulietis susidūrė su profesorium Petru, Peteriu, charizminėme judėjime, didžiuliuose renginiuose, kurie tuomet vadinosi Fire Rally ir vyko Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje. Tad jau 20 metų praėjo, kaip Peteris Williamsonas lankosi Lietuvoje. Tad manau, mes tikrai turėsime nuostabų laiką dabar čia šitoje laidoje. Aš jau tiesiog perinu prie tokių amerikietiškų sakinių. Turėsime nuostabų laiką, nes profesorius Peteris yra čia su manimi studijoje. Ir dabar aš noriu su juo pasisveikinti. Hello, Peter. It's good to see you here. Thank you, Benas. It's a great pleasure to be here with Radio Maria in Lithuania. Dėkuoju, Benai. Labai malonu būti čia su tavimi Marijos radijo studijoje. It's been 5 years since I've been in Lithuania, and it seems that things are changing constantly. Aš prieš 5 metus buvau Lietuvoje ir pažvelgus atrodo, kad viskas labai greitai keičiasi čia. I've heard that you've had some financial difficulties with the great sort of recession of 2008, but the things I've seen, there's been a lot of life and flourishing still in the cities of Vilnius and Kaunas. Girdėjau, kad turėjote ekonominių problemų. 2008 metais buvo toks ekonominis susitraukimas, bet pažvelgus į tai, kas vyksta Vilniaus Kauno gatvės, atrodo, kad gyvenimas teka. I first came to Lithuania 21 years ago, as you know, for the fire rallies held in Kaunas, Klaipėda and Vilnius. Aš pirmą kartą atvykau, kaip žinote, 2000 metais, kai Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje vyko FIRE misija. I came with my wife, Marcia, and we were asked to help follow up these large public rallies by meeting with smaller groups and going on camps with young people. Aš buvau paprašytas kartu su žmona Marša, kuri taip pat buvo atvykusi, lydėti tuos didžiulius įvykius ir susitikti su mažesnėmis grupelėmis, mažesnėmis bendruomenėmis. It was a tremendously exciting time. Tai buvo be galo nuostabus laikas. There were just hundreds and hundreds of people that came to the rallies with a great spiritual hunger for God. This was immediately after the fall of communism. Buvo šimtai žmonių, kurie ateidavo į susitikimus, nes tai buvo didžiulis dvasinis alkis ir žmonės po komunizmo griūties troško naujų dalykų. And of course the economic situation of Lithuania at that time was very, very difficult. Ir be abejo, ekonominė situacija ir tais laikais Lietuvoje buvo sunki. I remember that the stores often had nothing on the shelves. Kiek pamenu, parduotuvėse nelabai kas buvo lentynose. And when we went, my wife and I, to lead the camps, it was very simple food and drink that we enjoyed with our younger brothers and sisters. Ir mes su žmona, kai vadovaudavom stovykloms su jaunais žmonėmis, tai maistas buvo labai paprastas. It seemed our main food was porridge, kasha. Pats įprasčiausias maistas buvo košė. Košė. And we had lots of little sandwiches, and that seems to be what we ate. Ir taip pat prie košės dar buvo mažyčiai sumuštiniai ir tai rolas buvo viskas, ką mes valgėm. But it was a really rich time together. Tačiau tai buvo labai turtingas metas kartu. I was talking to somebody recently who even remembered what it was that we said at those sessions.
Neseniai aš kalbėjau su žmogumi, kuris netgi prisiminė, kas buvo kalbama tose susitikimuose. And what's been a great joy for me is to see that some of the same people that were on those camps are still following Jesus in the life of the church today. Ir labai gera matyti, kad tie žmonės, kurie buvo tose stovyklose, vis dar seka Jėzų Kristų bažnyčios gyvenime šiandien. Some of them are teaching at the university here, Vytautas Magnusson in Kaunas. Yes. Kai kurie iš jų netgi dėsto Vytauto didžiojo universitete Kaune. And others are fulfilling major roles of ministry and service in the life of the church. So I feel very privileged to have been able to help a little bit. Kiti atlieka kitas tarnystės įvairiose bažnyčios gyvenimo srityse ir aš labai džiaugiuosi, kad galėjau prie to prisidėti. Let me tell you a little bit about myself, tell your listeners a little bit about myself so that you know who I am and how it is I came to Lithuania. Norėčiau truputėlį papasakoti apie save, kad klausytojai žinotų, kas aš toks ir kaip atvykau į Lietuvą. I was actually raised in a Protestant family, and my father was a Presbyterian pastor. Aš užaugau protestantų šeimoje ir mano tėvas iš tiesų buvo presbiterijonų pastorius. But when I went to the University of Michigan when I was 17, I had a kind of crisis of faith. Tačiau, kai įstojau į Mičigano universitetą, maždaug 17 metų mane ištiko tikėjimo krizė. My best friends from high school had become radical Marxists, and they were also doing drugs. And they also had become sexually active. Mano draugai iš aukštesniųjų mokyklos klasių tapo marksistais ir pradėjo gyventi gyvenimą, kuriame buvo vietos ir laisviems seksualiniams santykiams ir narkotikams. And I felt very drawn to doing all the same things they did. Ir man visiškai nesinorėjo daryti tų dalykų, kuriuos jie darė. But I knew that the Christian teaching that I received as a child was very contradictory to that. Tačiau žinojau, kad tas mokymas, kurį mes gavome mokykloje, jiems buvo labai prieštaringas. So I grew desperate and even depressed and said and prayed, God, if you exist, show yourself to me. Ir mane ištiko tokia neviltis ir sukrėtimas ir aš šaukiausi Dievą, jeigu tu esi, paaiškink, kas vyksta. And he answered in a way I couldn't have imagined. Ir atsakė būdu, kokiu aš neįsivaizdavau, kad galėtų atsakyti. It was by bringing me to a Catholic charismatic prayer group. Dievas mane atvedė į katalikų charizmininkų maldos grupę. And I found in these young people, university students, a joy and a love for God that I didn't have. Ir tose jaunose žmonėse aš mačiau džiaugsmą ir meilę, kurios aš pats nepatyriau. For me, the key thing was knowing God by personal experience. Man svarbiausias dalykas buvo pažinti Dievą asmeninę patirtimį. Because I knew a lot about God, I knew a lot of theology and Bible, but I didn't know God. Aš galvojau, kad pažįstu Dievą, žinau labai daug teologijos ir labai daug Biblijos. Ir įsivaizdavau, kad Dievą pažįstu, bet iš tikrųjų nepažinojau. And I realized that I would not have the strength to resist the pull of what my friends were doing and the life they lived if I only had head knowledge of God. Ir aš žinau, kad aš nesugebėsiu atsispirti tam gyvenimui, į kurį įkliuvo mano mokyklos draugai, jeigu aš tik tai turėsiu žinojimą apie Dievą, bet paties Dievo nepažinosiu. So I said, God, I have to know you personally. It won't just work for me to believe what my parents told me. Ir aš sakiau, Dieve, aš noriu pažinti tave asmeniškai, man nepakanka vien tik tai žinoti, ką mano tėvai kalbėjo apie tave. And through the people at this prayer group in the Catholic student chapel, and through their prayers, I came to experience God's love personally. Ir per tuos jaunus žmonės, per studentus, studentų komplyčiai, aš pažinau Dievo meilę asmeniškai. And I joined their community and began to evangelize my fellow students. Aš prisijungiau prie jų bendruomenės ir pradėjau skelbti Evangeliją savo bendramoksliams studentams. When I graduated from the university in 1972, I became a Catholic. Ir kai baigiau universitetą 1972 metais, aš tapau praktikuojančiu kataliku. If anybody ever wants to hear my story who speaks English, it's on YouTube.
if they search for my name and conversion story. Jei kas nors norėtų išgirsti visą mano atsivertimo istoriją, tai jinai yra YouTube, užtektų įvesti mano vardą ir pavardę ir jūs rastumėte tą mano pasakojimą. Well, the years passed and I was involved in student outreach. Ir metai bėgo ir aš toliau buvau įsitraukęs į misiją tarp studentų. I felt a desire to study theology, and I received a sabbatical from my student work, so I went to Rome to study theology. Ir aš turėjau troškimą studijuoti teologiją ir nuo savo darbo su studentais aš gavau šabo metus ir tuo būdu išvykau studijuoti Romą. I was just going to go for 1 year of study, but I found that I fell in love with theology and the Bible, and so I continued my studies until I finally got a doctorate in the year 2000. Aš gavau tik tai 1 metus studijuoti, bet aš taip įsimylėjau teologiją ir Bibliją, kad netgi baigiau viską doktorato studijomis 2000 metais. And I also fell in love and married my wife Marcia in 1992. Ir taip pat aš įsimylėjau ir savo žmoną Maršą ir 1992 metais mes susituokėm. So when I was invited to come to Lithuania in 1993 with Marcia, I began a new kind of mission in my life. Ir 1993 metais, kai su žmona Marša atvykome į Lietuvą, aš pradėjau savo gyvenimą dar kitokią misiją. And I think I came to Lithuania over 20 times in the 10 years that followed. Ir aš manau, kad per 10 vėlesnių metų aš buvau atvykęs apie 20 kartų į Lietuvą. And then other opportunities arose. I've went a dozen times to Kazakhstan. Ir atsirado dar kitų galimybių. Daugiau negu 10 kartų buvome nuvykę į Kazachstaną. And then for the last few years, over 3 years, I've gone to China and spent a month there teaching for 3 years. Ir paskutinius 3 metus aš vykstu į Kiniją ir ten praleidžiu maždaug mėnesį mokydamas. Benis told me he thought that Radio Maria's listeners would be interested in hearing about Christianity in China. Benas minėjo, kad Marijos radijo klausytojams galbūt būtų įdomu išgirsti apie krikščionybę Kinijai. Well, it's a fascinating thing because China has a faster rate of growth among Christians than maybe any other nation right now. Nuostabus dalykas, kad Kinijoje labiau negu bet kurio kitoj tautoje auga krikščionių skaičius. Some experts are saying that if current growth trends continue, that by the year 2030, China will have more Christians than any other nation on the earth. Kai kurie ekspertai sako, kad jeigu tokios augimo tendencijos išliks, tai 2030 metais Kinijoje bus daugiau krikščionių negu bet kurio kitoje pasaulio tautoje. At present, there are about 3 million Chinese Catholics and 30 million Chinese Protestants. Šiuo metu yra apie 3 milijonus kinų katalikų ir apie 30 milijonų kinų protestantų. It used to be that there were many times more Catholics than Protestants. Anksčiau yra buvę, kad katalikų būta daugiau negu protestantų. But the flexibility of Protestant life has been has enabled it to grow in the inhospitable situation of China, which has not been very welcoming to evangelization. Ir tas augimas greičiausiai yra paaiškinamas protestantiškų bažnyčių lankstumo, joms labiau sekėsi evangelizuoti toje neįtin draugiškoje evangelizacijai Kinijos aplinkoje. Nevertheless, there's some very effective Chinese Catholic evangelization taking place. Tačiau ir kai kur labai sėkminga katalikiška evangelizacija vyksta Kinijoje. I had contact with a couple of groups that were very fruitful in reaching out to their fellow Chinese. Ir aš susitikau su keliom grupėmis, kurios yra labai daug vaisių duodančios ir labai sėkmingai pasiekiančios kitus nekrikščionis kinus. The government of China is nervous about the growth of Christianity. Kinijos vyriausybė truputėlį jaudinasi dėl tokio staigaus krikščionių skaičiaus augimo. On the one hand,
they like the way that Christians, Catholics, and Protestants conduct themselves in their honesty, in their hard work ethic, in their approach to family life. Viena vertus, krikščionis jai patinka dėl krikščionių etikos, dėl jų sąžiningo požiūrio į darbą, dėl jų požiūrio į šeimą. But on the other hand, they fear that it could be politically threatening to their regime, and so they're very nervous about any kind of spontaneous development like this that isn't firmly under the control of the government. I think you Lithuanians know about that. Kita vertus, jie truputėlį bijo, kad šis krikščionių augimas gali išklibinti politinius režimo pamatus ir kad krikščionis įgis pernelyg daug įtakos, ką jūs turbūt Lietuvoje gerai žinote iš savo patirties. There's a wonderful book that tells about the growth and development of Christianity in China called Jesus in Beijing. Yra puikia knyga, kurioje yra kalbama apie krikščionybės plitimą Kinijoje, kuri vadinasi Jėzus Pekine. It was written by the Time magazine bureau chief in Beijing and is very well informed. Ta knyga parašė žurnalo Times korespondentas ilgą laiką buvęs Pekine ir be abejo jisai situaciją ten žinojo puikiai. The Catholic Church has a wonderful history of mission in China. Katalikų bažnyčia turi nuostabią misijų Kinijoje istoriją. And I have had the opportunity of visiting in some of the villages in Hebei province, which was evangelized by Jesuits. Aš turėjau tokią patirtį apsilankyti Hebei provincijoje, kurioje kažkada tai vyko jėzuitų misijos. And there is a very strong, faithful Catholicism, very traditional, but very fervent. Ir toje provincijoje yra labai tvirtas, ištikimas katalikiškas tikėjimas. I love to be with them at Mass and hear the loud singing that comes from the Chinese. Buvo gera dalyvauti su jais mišiose ir girdėti garsų giedojimą mišių metu kinų kalba. The attitude of the government changes. Some elements of the government are very open to the Catholic Church, and other elements are closed and want to control the Church. Vyriausybės požiūris labai įvairus. Vieni pareigūnai yra atviri krikščionims, kiti yra uždaresni ir siekia krikščionybę kontroliuoti. I was very well received by the official government-controlled Patriotic Association in the major seminary of Beijing. Mane labai mielai priėmė oficialioje bažnyčioje, taip vadinamos patriotinės asociacijos ar nacionalinės bažnyčios seminarijoje, kuri yra Pekine. And they welcomed me to teach courses each of the 3 years that I was there, and I spoke very freely about the message of the gospel. Mane visais 3 metais kvietė kalbėti ir aš galėjau labai laisvai pasakoti apie Evangelijos skelbimą ten. There's a great deal of hunger for the truth in China as the ideology of communism has fallen. There's a hunger in people's hearts to know the truth and to know a way of guiding their lives. Yra labai didžiulis alkis žmonių širdise, nes žlugus komunizmo ideologijai žmonės ieško naujų dalykų, kuo galėtų užpildyti atsivėrusią tuštumą. Well, I see our time is almost gone and I haven't said much about the Bible. Aš matau, kad mūsų laikas jau įpusėjo ir aš dar nepasakiau visko apie šventąjį raštą, ką turėjau pasakyti. I think one of missions of this broadcast is to reveal how interesting biblical professor can be. He is not just a professor, but also a missionary, brave man going to difficult countries and going to countries which have difficulties. When you came to Lithuania, this was difficult countries. Viena iš tos laidos misijų yra atskleisti, koks įdomus gali būti biblistikos profesorius, kuris yra ne tik tai profesorius, bet taip pat vyksta į įvairias šalis ir netgi tokias sunkias šalis, kokia kažkada tai buvo ir Lietuva. Yes, but after a musical break we will go to topic of Bible
And before that, I will also say few announcements to our listeners. Prieš muzikinę pertraukėlę aš pasakysiu keletą skelbimų, o po jos būtinai pakalbėsime apie Šventąjį Raštą. Taigi, mėly klausytojai, manau, jūs jau sudomino pirmoji šios laidos dalis. Taip pat noriu priminti, kad verčia šį pokalbį mano kolega, Katalikų teologijos fakulteto daktaras Valdas Mackela, jums jau gerai žinomas iš kitų laidų, ir taip pat, jog profesoriaus Petro Williamsono paskaitą galite patys išgirsti savo ausimis Katalikų teologijos fakultete šį ketvirtadienį, gegužės 8 dieną po 11:15. Ateikite į fakultetą ir matysite skelbimus, kurie jūs nuves tiesiai į auditoriją. Na, o dabar trumpa muzikinė pertraukėlė prieš tęsant laidą toliau. Štai mes ir vėl eteryje, mėly klausytojai, primenu, jog girdite laidą Akademija. Šioje laidoje kalbinu profesorių daktarą Peter Williamson, kuris yra misionierius ir taip pat labai reikšmingų knygų apie Bibliją leidėjas. Dear Peter, so we talked about your missionary adventures and actually missionary work. How about Bible? Many Catholics still kind of feel that, yes, we have a catechism. Why do we need Bible? Mielas Piteriu, mes dabar kalbėjome apie jūsų misijas ir dabar norėtume pakalbėti apie kitą jūsų veiklos sritį, tai yra Biblija, biblistika. Kam reikalinga Biblija, jeigu katalikai turi katekizmą? Well, we are very fortunate to have the catechism which summarizes our Catholic faith so well. Mes be abejo esam be galo laimingi turėdami katekizmą, kuris apibendrina mūsų tikėjimą taip puikiai. And many Catholics focus almost entirely on the catechism because it is so good. Dauguma katalikų ir koncentruojasi dėl to į katekizmą, nes jis toks geras. Unfortunately, they often neglect the Bible. Deja, jie labai dažnai užmiršta Šventąjį Raštą. And St. Jerome said, ignorance of Scripture is ignorance of Christ. Ir Šventasis Jeronimas sakė, kad nepažinoti Šventąjį Raštą yra nepažinoti Kristaus. And the Vatican Council says that the Catholic Church venerates sacred Scripture like she venerates the Lord's body. Ir Antrasis Vatikano susirinkimas sakė, kad bažnyčia taip gerbė Šventąjį Raštą, kaip gerbė Viešpaties kūną. So here's how I often answer the question, if we've got the catechism, who needs the Bible? Štai kaip aš dažniausiai atsakau į klausimą, jeigu mes turime katekizmą, kam reikalinga Biblija. I say, if someone offered you a choice between a really excellent theological description of the Eucharist and, on the other hand, the Eucharist itself, which would you choose to have? Būtų galima tai atsakyti tokiu
palyginimų apie pasirinkimą. Jeigu iš dviejų dalykų reikėtų rinktis vieną, ar labai puikų teologinį traktatą, kuriame yra prašoma Eucharistija, ar pačią Eucharistiją. And any good Catholic would say, I want the Eucharist itself. Bet kuris geras katalikas sakytų, aš noriu pačios Eucharistijos. Well, the Catechism is like that perfectly good theological description. Katekizmas yra kaip tas be galo puikus teologinis aprašymas. But Scripture is the sacred reality itself, the Word of God. Šių šventasis raštas yra pati šventoji tikrovė, Dievo žodis. These words are inspired by God. Šitie žodžiai yra Dievo įkvėpti. Pope Benedict said, the Church knows that Christ lives in the sacred Scriptures. Popiežius Benediktas sakė, jog bažnyčia žino, kad Kristus gyvena šventosiuose raštuose. And Father Raniero Cantalamessa, the preacher to the Pope, says that once and for all God breathed out sacred Scripture. Ir popiežiaus namų pamokslininkas tėvas Raniero Cantalamessa yra sakęs, kad Dievas lyg iškvėpė kartą visiems laikams šventąjį raštą. That's what we mean by divine inspiration. Būtent tai turime omeny, kalbėdami apie dieviškąjį įkvėpimą. But that Scripture is also inspiring. It continues to breathe out the life of the Holy Spirit to those of us who read it. Tačiau šventasis raštas yra ne tik tai įkvėptas, jis yra įkvėpintis. Jisai turi galę iškvėpti šventąją dvasią į mūsų gyvenimus. So what the popes have been urging the church to do for pretty much all of the 20th and 21st century is to encourage priests, catechists, deacons, laity to pick up and read. Tai ką daro popiežiai praktiškai visą 20-ąjį ir 21-ąjį amžių, tai ragina visus kunigus, pasauliečius, diakonus, katechetus skaityti šventąjį raštą. In my presentation on Thursday, I'm going to speak about how catechists can help people come to know sacred Scripture. Ketvirtadienio paskaitoje aš kalbėsiu apie tai, kaip katechetai gali padėti žmonėms pažinti šventąjį raštą. But it's actually really simple. Iš tiesų, tai atsakymas yra labai paprastas. We just have to pick it up and read it every day. Tiesiog mes turime paimti ir skaityti jį kiekvieną dieną. And read it prayerfully. Ir skaityti su malda. You know, a lot of Catholics are afraid of reading the Bible. Daugelis katalikų prisibijo skaityti šventąjį raštą. They say, this is what the Protestants read, and if I read it, I might end up a Protestant. Jie sako, kad Bibliją skaito daugiausiai protestantai ir jeigu aš daugiau skaitysiu šventąjį raštą, tai aš galiu tapti protestantu. That's where the Catechism can help us. Ir būtent čia gali mums padėti katekizmas. Because the Catechism can help us to understand the Scripture and can help us to understand the theology that the Scripture is teaching. Nes katekizmas gali padėti suprasti šventąjį raštą ir į tą teologiją, kurios šventasis raštas moko. So make the Scripture your daily bread, your daily reading, and then use the Catechism to help you to understand the Word of God. Todėl reikėtų padaryti šventąjį raštą kasdieną savo duoną ir naudotis katekizmu, kad jis padėtų mums šventąjį raštą suvokti. I want to give personal testimony that reading Scripture is one of the best things, most enjoyable things you can do. Aš noriu asmeniškai paliudyti, kad švento rašto skaitimas gali būti vienu džiaugsmingiausių dalykų. I read the Bible every morning over breakfast. Šventąjį raštą aš skaitau kiekvieną rytą, tiesą sakant, pusryčių metu. Now maybe that will make some of you feel badly, like I should read it in church, but I can't go to church every morning. Gal dėl to jūs jausitės nejaukiai, nes lyg šventą raštą reikėtų skaityti bažnyčioje, betgi negalime kasdieną nueiti į bažnyčią, ne visada galime. But I do have breakfast every morning. Tačiau pusryčiauti mes pusryčiaujame kiekvieną rytą. And because my wife likes to get up late and I like to get up early, I have a few minutes to read the Bible. Kadangi mano žmona mėgsta keltis vėliau, o aš keliuosi anksti, tai aš turiu šiek tiek laiko paskaityti šventą raštą.
Now, there are many good ways to read the Bible. Yra daugybė gerų būdų, gerų kelių, kaip skaityti šventą raštą. I was just hearing from my friends here that the magazine Magnificat is now available in Lithuania. Aš girdėjau iš savo bičiulių, kad leidinys Magnificat yra prieinamas Lietuvoje. And that offers the daily readings for Mass and also reflections on the Scriptures and information about saints. So that's one very popular way of reading the Bible in America. Ir tenai galima rasti kasdienius mišių skaitinius, trumpą homiliją, taip pat apie šventuosius tos dienos. Ir tai yra labai populiarus būdas, kaip šventas raštas yra skaitomas Jungtinėse Amerikos valstijose. I myself recommend reading through the Bible, through books of the Bible, rather than just doing the liturgical readings. Aš pats rekomenduočiau ir šventojo rašto knygų skaitimą, ne tik tai skaityti tos dienos skaitinius, bet skaityti Biblijos knygas. Because if we just read the liturgical readings, it's hard to really get familiar with the Bible, because we're just reading selections. Nes jeigu skaitytume tik tai tos dienos liturginius skaitinius, tai mes negalėtume susidaryti visapusiško Biblijos vaizdo, nes pažintume tik tai fragmentus. I recommend people try it both ways and see what they like better, what helps them to grow. Ir aš iš tiesų siūlau žmonėms abudu kelius pabandyti ir taip skaityti ir pažiūrėti, kas labiau padeda augti tikėjime. Here are the questions that I ask as I read the Bible. Skaitydamas Bibliją aš užduodu tokius klausimus. I say, Lord, what do you want to teach me through this passage? Aš sakau, Viešpatie, ką tu nori išmokyti mane per šią rašto vietą? About what I'm to believe or about what I'm to do. Gal tu nori kažką pasakyti apie tai, ko aš turėčiau tikėti, arba apie dalykus, kuriais aš turėčiau gyventi, kaip aš turėčiau elgtis. I say, Jesus, is there something that you want to say to me today through this passage of Scripture? Sakau, Jėzau, ar tu ką nors nori pasakyti man per šią skaitomą mano švento rašto vietą? As I read through, often I'll find that there'll be a phrase or a sentence that will just catch my attention, as though the Holy Spirit is marking it with a highlighter. Skaitydamas aš visuomet pastebiu vietą, kuri atkreipia mano dėmesį, tarsi šventoji dvasia pažymėtų tas vietas. And so then I go back after I've read and I look at those particular parts again, just to reflect on them, to pray about them a little bit. Ir po kiek laiko aš grįžtu prie tų vietų, dar kartą jas permastau, pasimeldžiu. Don't worry when you run across things that you don't understand. Nereikia jaudintis, jei susidurime su dalykais, kurių nesuprantame. I run across things I don't understand all the time, and I have a doctorate in biblical theology. Aš nuolatos susiduriu su dalykais, kurių nesuprantu, nepaisant to, kad esu biblinės teologijos daktaras. Those things make us search and make us think, and they lead to a deeper understanding. Tie dalykai priverčia mus ieškoti, mąstyti ir įgyti gilesnį suvokimą. Ask the Lord to help you to understand them, and then if you have time, look things up. Prašykite, kad Viešpats padėtų suprasti, ir jeigu turite laiko, tyrinėkite toliau. Well, I think the time is drawing to a conclusion here, and I'll just say, read the Bible, my friends. Manau, kad laidos laikas baigėsi, taigi noriu palinkėti, skaitykite šventąjį raštą, mano bičiuliai. For it's the word of God, and it will really strengthen your heart and strengthen your life and bring you great consolation and wisdom. Tai yra Dievo žodis ir jisai sustiprins jūsų širdį ir jūsų gyvenimą, suteiks išmintį ir paguodą. Thank you, Peter, for the ministry you do for Lithuania. Dėkoju, Petrai, už jūsų tarnystę Lietuvai. And please give our greetings, Lithuanian greetings, to Chinese Catholics. Ir perduok mūsų lietuvių katalikų linkėjimus Kinijos katalikams. And to Renewal Ministries, your organization. Ir jūsų organizacijai, Atsinaujinimo tarnybai. And to your lovely wife. Ir jūsų mielai žmonai. That she lends you to us. Kuri leidžia, kad atvyktume čia į Lietuvą. Na, jum, mėly klausytojai, primenu, juk galite išgirsti profesoriaus Peterio Williamsono paskaitą šį ketvirtadienį, gegužės 8 dieną, Katalikų teologijos fakultete, Kaune, Gimnazijos gatvė 7.
11 valandą susirinkite, po 11:15 paskaita prasidės, ji bus verčiama į lietuvių kalbą. Dėkoju šios laidos vertėjui, daktarui Valdui Mackelai, dėkoju mūsų laidos svečiui profesoriui Peteriui Williamsonui, taip pat dėkoju Jums uždėmesį, girdėjote laidą Akademija, prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius, likite su Dievu, likite su šventuoju raštu, likite su Marijos radiju. Su Dievu.